Sveiki, taigi tai yra paskutinis HTML CSS pagrindų video ir šiame video aš tiesiog apibendrinsiu pagrindinius dalykus bei pasakysiu papildomą informaciją, kuri jums tikrai bus naudinga. Ok, kaip galima žiūrėti šitą kursą? Tai galime žiūrėti per YouTube, ten bus atskiras grojaraštis sukurtas arba iš karto per mano puslapį. Taigi šitas kursas šiuo metu bus įmestas prie video pamokos, kodavimas ir HTML CSS pagrindai, arba dešinėje pusėje lygiai tokiu pačiu keliu galima lygiai taip pat pasiekti. Taigi pateksite į šitą puslapį ir turėsite tokį didžiulį HTML CSS pamokų sąrašą. Aišku, jeigu ieškosit konkrečios pamokos, tai galėsit paiešką pasinaudoti ir viskas turėtų sveikti. Ir ok, kiekviena pamoka turi savo video, turi savo planą, bei turi savo HTML ir CSS kodus. Tai jeigu jūs norėsit paeksperimentuoti, tarkim, nuo mano sukurto varianto, tarkime, pamatėte, kaip pamokoje sukūriau ten kokį nors divą su atitinkamu stiliu. Ir tarkim, sugalvojate, kad jūs norite paeksperimentuoti, bet tarkim, nenorit nusirašinėti, tiesiog nusikopijuoti ir toliau ten pratęsti. Tai po kiekvieno video, jeigu žiūrėsit YouTube'e, bus tiesiog jūs skleiskite aprašymą ir apačioje bus nuoroda į konkretų įrašą ir iškart matysite tos pamokos kodą, kurį galėsite pasimti. Arba pasižiūrėti atidžiau, jeigu prireiks. Jeigu žiūrėsit iš čia, tai viskas vietoje iš karto bus, net nereikės niekur daugiau spausti. Tai pavyzdžiui, ant bet kurios pamokos paspaudžiam, atsidarys puslapį, jame bus video pamoka, pamokos planas ir visas kodas, kuris buvo parašytas pamokos metu. Ok, taigi kas buvo kurse? Buvo visi pagrindiniausi dalykai. Tai buvo visi HTML dalykai, nebuvo tų pačių naujausių medijos dalykų, tai kad, tarkim, video įdėti ar kažką tokio. Bet, patys pagrindiniai pagrindų dalykai. Tai visokie tekstai, antraštės, nuorodos, lentelės, sąrašai ir taip toliau. Iš CSS-o didžioji dauguma buvo dalykų. Ne viskas buvo, nes pagrindams nereikia visko. Jeigu jūs norite turėti greitą startinį, tai yra pradinį tašką, nuo ko pradėti kurti ką nors, tai čia visai gerai bus. Nuoseklumas stengtasi išlaikyti, bet, galima ir prašokti vieną kitą pamoką, galima vėliau grįžti, nes HTML-as tikrai nėra sunkus, tai be problemų čia galima išsisukti. Ir ok, kurso trukmė yra maždaug 4 valandos, gal 4 su trupučiu, aš nežinau, matau laiką dar, kol nebuvo paskutinių video sukurta, tai maždaug 4-5 valandos. Ir jeigu norėsit greit kažką išmokti, tai tikrai nėra didelė trukmė, tiesiog daug patys eksperimentuoti turėsit, tai viena kita diena ir jau turėsit visus pagrindus pilnai ir dar stipriai. Formatas, aišku, jau žinot tikriausiai, jeigu žiūrėjot bent kelis video iš šito kurso. Toliau, kitas dalykas, kuris tikrai bus naudingas, tai bus naudingos nuorodos. Arba nuorodos iš pamokų. Čia galbūt pervadinsiu. Bet čia bus daug daugiau nuorodų. Čia kol kas tik keli generatoriai įdėti. Įdėsiu, kur galima, tarkim, spalvas palyginti, kur bus galima spalvų ten tuos visus tonus pasimti, skirtingas spalvų paletės susikurti. Toliau su šriftais daug visokių dalykų turiu. Tikrai bus daug nuorodų, kurios tikrai yra žiauriai naudingos ir, patarčiau pasižiūrėti vėliau, kai papildysiu šitą skiltį. Ir, aišku, galbūt sukursiu kokiu nors testuku ar kažką, kad žinias pasitikrinti, bet tikriausiai kol kas tiek, tai ačiū, kad žiūrėjot visą šitą kursą. Jeigu padėjau kiek nors, tai būtų gerai bent žodinė reklama kam nors. Tai kol kas tiek, tai iki.